Toliau rubrika Brokeris analizuoja rajonus. Čia aš dalinosiu savo įžvalgomis apie Vilniaus miesto mikrorajonus. Praeitame video aš analizavau Pilaitį, gali rasti mano profilėje, o šiandien pereikim prie Naujamiesčio. Naujamiestis dabar labai keičiasi, kainos kyla, nes atsiranda daugiau žmonių, kurie nori čia gyventi. Buvusios pramoninės zonos virsta moderniais gyvenamaisiais kvartalais. Paklausa čia yra labai aiški. Pagal Eika Development duomenis, naujų būstų pardavimas Naujamiestyje išaugo apie 80%. Tai rodo, kad žmonės aktyviai renkasi šitą lokaciją. Kainos jau yra aukštos, kvadrato kaina naujos statybos būto yra tarp 3 ir 4,5 tūkstančių eurų. Pliusas yra vieta. Iki centro arti ir daug gyvenimo aplink. Bet yra ir kita pusė. Tankus užstatymas ir nuolatinės statybos. Naujamiestis yra apie patogumą, apie miesto ritmą, bet jums reikės susitaikyti su intensyvia plėtra. Kitame video aš paanalizuosiu rajoną, kuris duoda daugiausia ramybės už panašią kainą. Parašyk komentaruose savo rajoną ir aš jį paanalizuosiu.